Turbūt sunku būtų rasti žmogų, kuris niekarto nėra patyręs depresinės būsenos. Depresija lotynų kalboje reiškia prislėgtas. Depresijos metu žmogus jaučiasi tarsi prislėgtas, be gyvybingumo, be vilties, be energijos. Šiai būsenai būdingas ilgalaikis liūdesys, gyvenimo džiaugsmo praradimas, apatija ar dirglumas, pastovus nuovargis, nemiga ar per daug miego, menkavertiškumas ir kita. Kodėl kyla depresija? Dėl ilgalaikio streso, neišspręstų emocinių traumų, netekčių, vienatvės, izoliacijos, emocinio atstūmimo ar reikalingų medžiagų trūkumo organizme, hormonų disbalanso. Keliskart gyvenime esu patyrusi šias būsenas, kuomet vos pabudus ryte jau būdavau prastos nuotaikos. Trūkdavo energijos dienos metu, reikėdavo prigulti, pamiegoti. Kamavo žema savivertė, nuolat buvau savimi nepatenkinta. Visą tai lydėjo nuolatinis nerimas, nepagrįstos baimės. Analizuodama save nuo vaikystės pastebėjau, kad polinkį į depresiją greičiausiai esu paveldėjus. Gimusi su jautria psichika. Būdama vaikas dažnai patirdavau gilų vidinį skausmą. Iš dabartinio savo pasaulio matymo galėčiau pasakyti, kad nuo dugno atsispirti padeda bendravimas su tau įdomiais žmonėmis. Meno terapija, garso terapija, meditacija, kvėpavimo praktika. Taip pat svarbu subalansuota pilnavertė mityba. Kai prieš 3 metų buvau depresinėje būsenoje, pakilti man padėjo maistinės medžiagos, tokios kaip D vitaminas, omega, antioksidantai. Būtent iš šios būsenos gimė garso, meditacijų ir kitos praktikos, padedančios išlaikyti gerą dvasinę būseną. Kviečiu į užimtumo grupę. Pavadinimu Esu ne vienas. Studijoje Sakralus garsas Alytuje. Jos tikslas – bendrauti, su kitais dalintis tuo, kas skauda. Veiklas kursime kartu – meno terapija, muzika ar kita.